Esam paskutiniai tvarkymosi maratono serijoje ir šiandien užbaigsim jį su šaldytuvo tvarkymo apart šaldymo kameros. Net nenoriu dar ten pažiūrėti, mums iš tikrųjų reiktų ją atitirpdyti ir paskui viską sutvarkyti. Tai šaldymo kamerą šiandien paliksim tikrai šone, darysim tai, kas labiau lengva ir tiesiog padarom tai ir užbaigiam šitą maratoną. Šaldytuvas yra viena iš tų vietų, kur turėtum tvarkytis dažniau, bet pas mane, kadangi nėra taip, kad aš labai daug gaminu, tai gaunasi, kad šiek tiek rečiau aš jį prasivalau arba tiesiog ant greičio prasivalau, bet tokio gilaus valymo, kada aš ištraukiau visas lentynas, senai nebuvo. Ir yra tikrai puikiai proga šiandien tą padaryti, kad ir kaip šiek tiek norėtųsi labiau pailsėti, nes šiandien dieną prasidėjo nelabai kokia nata. Kas mane sekat Instagrame, tai matėt, kad šiandien aš žvėjau nuo to, kaip reikėjo man apsiginti save nuo voro. Ir kadangi mano vyro šiandien visą dieną nėra namie, ir kaip tyčia, kai vyro nėra namie, pas mane kažkodėl atėjo didžiausias voras, tarsi iš pačios Australijos, ir tiesiog sugalvojo įvaryti man panikos priepalį. Tai ką sekat mane Instagrame ir tik tokia, jau matėt tikrąją mane, kaip aš atrodau, kai aš iš tikrųjų paniškai bijau ir kovoju prieš savo išlikimą. Tai šiandien rytas mane šiek tiek numušė ir iš to atsikėlimo ir tokios ramios dienos pradėjimo, tai turėjau šiek tiek adrenalino, tai išmušė šiek tiek iš vėžių, bet tada nuėjau, pasportavau, aš bandžiau išgyventi nuo voro, tada ėjau pasportuoti ir dabar grįžtu ir tiesiog bandau ramiai jums nufilmuoti video, kai realiai už kadro aš čia tiesiog panikos atakoje esu. Tai jo, esu šiek tiek galbūt išsiblaškiusi, bet palikim jokius dabar šone, mums reiks susitvarkyti šaldytuvą. Nenoriu per daug daryti didelio intro, parodysiu jums, kokia žala padaryta šaldytuve ir pradėsim mes tiesiog jį tvarkyti, nes aš jaučiu, kad kuo toliau, tuo labiau aš noriu šnekėti tam, kad atidėliau tą realų šaldytuvo tvarkymasi, tai judam pažiūrėti, kas iš tikrųjų yra mano šaldytuve. Prasideda nuo to, kad turiu nupirkusi iš Tigerio tokią magnetinę lentelę, ant kurios galima rašyti, net negalima, tiesiog savo savaitės planą. Tai šitą savaitę mums jau baigėsi. Iš tikrųjų, aš norėčiau stiklinę ir būna toks stiklinis, ant kurio tikrai viskas daug gražiau atrodo, bet kadangi aš jo neturėčiau kur pakabinti, tai pagalvoju, kad magnetinis ant šaldytuvo irgi visai gerai. Tai va, kaip atrodo mūsų šaldytuvas, jis yra ganėtinai prikrautas. Čia per porą dienų šiek tiek užsikruoju maisto, nes noriu pasigaminti šiek tiek daugiau vištienos į priekį ir turėti daržovių, bet žiūrint šiek tiek detaliau, ką mes matom. Visur šitokių šiukšlių, mano katino plaukų iš kažkur. Tada čia irgi ne pats švariausias variantas, reikia viską išimti, išvalyti ir gražiai padėti popierinį rankšluostį po apačią. Tada čia belė kaip užversta. Vištieną šiandien išsiims, nes ją gaminsiu. Kai kas išsineš į darbą, salotos bus kai kurios suvalgytos, bet žodžiu, matot, nėra taip žiauriai iš tikrųjų, bet vis tiek ganėtinai senai nevalyta, tai noriu ir šitas visas senelės apsivalyti. Ir čia kažkurią dieną šiaip aš valiau čia, bet žiūriu vėl apsinešė. Kadangi mano palokiai guli dažnai ant mikrobangės, tai akivaizdu ir nuo jos plaukų visur, tai žodžiu, noriu išsivalyti čia šitos tarpus, tada išsiimti šitas durelės, ne durelės, šitas lentynėlės irgi išvalyti, nes visur pilna tokių, žodžiu, šiukšlių ir čia apačioj irgi. Tai šiandienos mūsų darbas bus išsiimti viską iš šaldytuvo, pasidėti ir trauksim visas lentynas atskirai ir valysim visą bazę. Ir po bazės išvalymo valysim visas lentynas ir tada liks viskas sudėti tik į savo vietas gražiai ir bus done.
god, iš tikrųjų biški buvo vargelio, net ne vargelio, bet darbelio. Išimtusius stalčius, išimtusios lentynas išplauti ir tuo tarpu matėte ir vištą užsimarinavau. Iš tikrųjų aš su višta turiu kažkokių keistų santykių, nes kiekvieną kartą, kai aš ištraukiu iš pakuotės, man jie atrodo periglitni, man jie atrodo, kad turi kažkokį kvapą. Ir aš kartais tiesiog nežinau, ar aš išsigalvoju, ar iš tikrųjų prastą mėsą pastoju nusipirku, bet uždėjau užmarinuoti, nes kaip ir kvapo jokio nejaučiu, bet atrodo dar šiek tiek būtų pastovėjus ir turbūt būčiau nebedarius, nes kai ėmiau už tos pakuotės, nu tas glitnumas man, aš nežinau, ar aš tiesiog bijau vištienos, ar kas čia yra, bet labai gerai vištieną keptis dėl to, kad ten pelė kiek daug baltymų ir aš realiai rečiau kepu, nes labai daug kartų iš Rimi nusipirkau ir išmečiau, dabar iš Lidlo nupirkau vištą. Tai kai traukiau, jinai tokia glitni man atrodė, bet atrodo, nu, natūralu, nes jinai stovi, kažkokios sultis bėga iš jos ir, nu, turbūt nieko nepadarysi. Svarbiausia turbūt, kad nebūtų kažkokio aitraus kvapo. Plius man spalvas vištos dažniausiai būna ne tokios, kokias aš norėčiau, nes jas, man atrodo, tokias labiau į geltonumą eina. Tai aš bijau, kad jos nelabai geros gali būti, bet pagal visus galiojimus jos labai geros turėtų būti. Žodžiu, prašau, parašykit komentaruose, kad aš ne viena tokia, kuri bijo tiesiog vištieną pirkti, nes bijau, kad jinai negera būna jau, kai aš nusipirku. Bet vištieną iš šoną aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau susitvarkiau savo šaldytuvą ir vidų, ir išorę, apart šaldyklio. Čia jau tikrai atskirą dieną tam reikėtų skirti, bet noriu parodyti, kaip dabar tvarkingai atrodo ir dabar atidarius tiesiog jautiesi, kad šaldytuvas yra toks gaivas, švarus ir spindi tiesiog. Tai atsidarom, atsispindi langas nuo tokių švarių durelių. Tai tada-dadam, pagaliau ir viskas taip fainai atrodo, susidėliojau. Šiaip per mažas mano galvai šaldytuvas, man tikrai trūksta čia vietos. Kodėl pieno tiek daug turbūt paklausit, netyčia užpirkau į priekį. Tai žodžiu, viršų yra vyro puselė, jo varškė, jo tunas. Čia labiau ir mano tokia maišyta pusė, kiaušiniai, proteino dalykai, kai kurie eis į darbą. Galvoju, gal net į priekį išsikepti varškėtukų, nes turi ir kiaušinių, ir varškės, tai būtų irgi labai gerai ir rytais pavalgyti arba į darbo pietum išsinešti. Daug pieno, labai skanios salotos. Šitos yra tokios naujesnės atsiradusios Lidle ir vieną kartą pirkausi ir aš tikrai labai senai, kada valgiau labai tokias skanias salotas. Ir čia būtent per pakelį yra 30 gramų baltymų ir eina riešutai, edamos sėklos, sūris, pati vištiena salotas, žodžiu, žiauriai skanios salotas ir kartais, kai nueinu į Lidlą, jos būna išpirktos. Pasiėmiau porą, vieną į darbą išsinešiu, kitą gal šiandien suvalgysiu. Daug pepsio, čia nusipirkau, šiaip nenorėjau pirkti, bet vyras vis tiek paėmė. Aš nesu gyvenime gėrus imbierinio alaus. Ir jo, čia nealkoholinis dalykas. Tada dar Lidle yra atsiradę tokių naujienų. 3-5 gramai baltymų per visą šitą pakelį, vairiausių skonių, tai pasimsiu į darbą šitų. Šiaip labai faina dėl to, kad iš karto daug proteino gauni. Ir mano daržovės išplautos, realiai mėgstu į priekį išsiplauti visas daržovės, kartais uogas, nes jeigu pasigaminu kažką, tai realiai pasiemi savo daržovę ir iš karto gali valgyti iš karto, nebereiks sūt galvos dėl plovimo. Tai dabar tvarkingai čia stovi. Taip pat šiandien dar ryte pasidariau imbiero ir citrinos toniko. Dar čia įdėjau ciberžolės ir pipirų, kad ciberžolė geriau įsisavintų. Tai jį galima laikyti šaldytuvę 5-7 dienas, tai po truputį aš gersiu, nes pastebiu, kad aš pradedu labiau čiaudėti, pradeda labiau nosis bėgti, tai dabar būtent, kai orai labai greitai keičiasi, būtina gerti šitą dalyką. Čia random tokie dalykėliai ir aukštai irgi datelės. Ir kai būna labai blogai su pilvuku, gerosios bakterijos skystoj terpiai. Tai va, mano šaldytuvas pagaliau donis, pagaliau švarus, sutvarkytas. Ir malonu dabar įžiūrėti, atsidaryti ir kažką iš jo paimti. Viskas šitos tvarkymosi serijos mano kol kas yra baigtos. Labai tikiuosi, kad jums patiko. Duokit žinot man komentaruose, ar kažkada jau tikrai tolimoje ateityje norėtumėt kažkokių tokių serijų, ar jums labiau patinka, kai tvarkymosi video būna labiau įtraukti
į vlogus, ar jums patinka, kai labiau tvarkymasi video būna toks vienas dedikuotas, vos ne visiems namam, ar jums patinka tokios atskiros serijos, kai dedikuotas vienai kažkokiai tai erdvei, tai duokit man žinot, labai įdomu būtų, kokia jūsų nuomonė, o šį kartą viskas, aš džiaugiuosi, kad pagaliau baigiau su šitais visais tvarkymasiais, nes kartais tingisi ir kai esu jums prisižadėjus, aš turiu realiai spirti savo į užpakalį ir eiti tvarkyti, negalėdama pasakyti jau, kad tingiu, nes prisižadėjau jum, o man labai svarbu laikyti savo žodžio. Jeigu šitas video patiko, būtinai spauskite laiką, prenumeruokite ir susitiksim kitą mano video. Iki.